Delfi operatoriui, kaip ir kitiems žurnalistams, nacionalinis transliuotojas LTV, išlaikomas iš mokesčių mokėtojų pinigų, nenurodydamas motyvų, uždraudė filmuoti nacionalinės Eurovizijos finalą. Jo nugalėtojų, atlikęs dainą No Mets in the Night, tapo Jeronimas Milius. Štai kai jis sakė iškart po pasirodymo, dar nežinodamas, jog nugalės. Jeronimai, patenkintas savo pasirodymu? Taip, patenkintas, nes pavyko susidoroti ten jau. Kažkas bandė lysti, kažkokie nesklandumai truputėlį ir... Taip, aš ramus jau dabar, jau gerai. Nebuvo taip kaip praeitą kartą. Kaip tikėsi, žmonėm patikai antrą kartą ir žmonės balsuos už tave? Bus auditorija, kuriai patiko, tikiuosi aš labai ir tikiuosi, kad nebus gal didesnė netgi negu praeitą kartą. Pažiūrėsim, pamatysim labai greitai viską, ne? Ką tavo mokytojai sakė? Česlovas Gabalis ir Paulas Meškela. Aš mačiau, kad ilgai šnekėjęs, apsikabinęs. Ką sakė? Jie patenkinti, manimi didžiuojasi ir aš esu labai jam dėkingas, nes visam tam, ką matėte, tai, sakau, prie to tikrai prisidėjo labai ir jei ne jie, tai čia aš neįsivaizduoju, kaip visas tas būtų, sakant, išsisukė ir kaip viskas atrodytų. Tai va. Teisę atstovauti Lietuvai gegužę tarptautinėme Eurovizijos dainų konkurse Serbijoje iškovojo dainininkas Jeronimas Milius. Už jį balsavo 11 674 žiūrovai. Mane irgi atskraido Miliaus. Aš atsiprašau, aš tave noriu su savo. Čia mano sesė. Jeronimas, žodorės. Garsas. Vaikėlė iškeitinio bairę. Aš ir nieko nematau. Visą laiką bus blogų nuomonių, blogų atsiliepimų ir tai yra normalu. Tu esi pasiryžęs sulaikyti visą tą? Ir viskas gerai. Jeronimai, ką pasakysiu tiem, kas už tave balsavo? Ačiū! Ačiū labai! Ačiū. Ką tobulinsi savo pasirodymę? Tobulinti yra ką visada. Tai vokalas, sceniniai judesiai, viskas. Yra tikrai tos ko padirbėti. Gal dar kažkokių idėjų pavystysim dėl visos sceninės tos, nes kai kurios čia nepavyko įgyvendinti, kai kurių ten dėl techninių nesklandumų, kurios buvo paruoštos. Tai va, ir tobulinti yra ką. Nebijai užgriuvusios atsakomybės? Ne, nebijau. Aš šitai žiūriu labai, pakankamai lengvai, paprasčiau. Žaidimas tik tai? Kaip žaidimas, ne loterija dirba. Nors kelionė ir laimėjau, tiesa. Vienas iš nugalėtojo mokytojų, Česlovas Gabalis, ne tik džiaugiasi Jeronimo pergalę, bet kaip ir dauguma finalo atlikėjų, skundėsi prastų garsų. Jeigu sąžiningai neįžeidžiant Lietuvos televizijos, tai Serbijoje nebus toks įgarsinimas kaip Lietuvos televizijoje. Jis skambės žymiai plačiau ir įtaigiau. Sakykim taip. Ar tikėjote, kad įmanoma nugalėti, nes visgi tai yra jaunas, vos tik pamatytas atlikėjas ir kartais sunku žmonėm balsuoti už tą žmogų, kurio tu nepažįsti, nežinai. Gal sunku bus patikėti tuo, ką aš pasakysiu dabar, bet aš iš tikrųjų visą laiką tikėjau, kad Jeronimas nugalės. Aš žinojau, kur jisai eina, ką jisai daro ir kaip jisai daro. Ir, atleiskit man visi kiti, kad aš taip žinojau ir taip jaučiau. Sorry. Dar žmonės įsirinko komisiją, būtų tą patį žmogų rinkusi? Aš manau, kad Jeronimas buvo tikrai visų komisijos narių trejetuke. Taip, kad manau, matematiškai studijus, jis labai gali būti, kad jis buvo arba pirmas, arba bent jau trejetuke jisai tikrai buvo. Taip, kad nepaisant visų jo trūkumų, didžiausias trūkumas tai, kad jis yra kol kas jaunas, nepatyręs atlikėjas, tačiau šalia visų tų trūkumų jis turi labai daug pliusų, nes ir daina įdomi, ir pats Jeronimas yra žmogus charizmatiškas, manyčiau taip, kai jis dainuoja, tu tiki tuo, ką jis dainuoja, apie ką jis dainuoja ir kaip jis dainuoja. Tai yra didžiulė rizika jį siųsti į Serbiją, bet rizika gali ir pasiteisinti.
Lyginant su atrankos turais, praktiškai aš nemačiau tokių ypatingų pasikeitimų, dar ten į gerąją pusę, kai kas netgi blogiau pasirodė. Tai pasikeitimų į gerąją pusę nebuvo, sakykime, mano nuomonė buvo kokios 4 dainos, kurios galėjo važiuoti ir viena iš jų ir važiuoja. Tai jeigu sugalvosiu, kad reikia šokėjų, Dabar neatsirado jau baimė tokia, žinai, jau nugalėjai. Ne. Neatsirado, gal reikia suvirškinti, žinai, ten laiko, kad praeitų. Bet tai ankstinas dirbti dar labiau, žinai. Kaip dabar manai ruošias, kaip pasikeis tavo gyvenimas po šitą įvyką? Kaip pasikeis? Tikiuosi neįkyriai pasikeis. O tai, neatsikračiau, kaip sakant, teks dar dirbti su ta daina ir nemažai dirbti, tai reiškia pastangos, laikas, aišku, viskam reikės ieškoti daug laiko, jėgų, sveikatos. Kam skiri šitą pergalę? Tai visiems žmonėms, kurie padėjo man pasiruošti, tikrai, ypatingai jiems, aišku, visiems tiem, kurie mane palaikė ir tikrai tie, kurie nepatingėjo paspausti mygtuką su numeriu 10, bet ypatingai tiem žmonėms, kurie man padėjo ruoštis, dėl to, kad be jų, tai aš tikrai nebūtumėt matę, ką matėt ir turbūt nebūtų taip gerai pasibaigę.